Atsimenat prieš kurį laiką rodytą siužetą iš Palangos, kai ponui Arvydui buvo atvežti akumuliatoriai ir jo saulės elektrinė iš įprastos saulės elektrinės pavirto į hibridinę, autonominę saulės elektrinę. Tai rankinos. Su tiek akumuliatorių, tarkim, 36 kW, tai savaitę laiko su visokiom šviesom, šaldytuvais ir taip toliau dar daugiau gali išgyventi. Nuo tos akimirkos ponas Arvydas tapo nepriklausomas nuo elektros tinklų ir netgi jeigu būtų dingus elektra tinkluose valdiškose, pas poną Arvydą jinai nedingtų, nes pas jį nuo tos akimirkos stovėjo jau akumuliatoriai. Žinoma, jeigu kad ir gedimai tinkluose, būna perkūnijos, būna žaibavimai, būna visokių ir dingsta visur elektra, pas man namuos nedinga. Jeigu kas nors nematėt šito siužeto, būtinai pasižiūrėkit, nuorodą aprašyme. Toks karas tarp privatininkų ir tinklų, kas kurį. Nu, pažaisim. Dedam ant viršaus. Kaip tik tada su Arvydu kalbėjom, kad atvažiuosim po pusės metų, kai praeis vasara, pats derlingiausias saulės metas, ir pažiūrėsim, kiek jo elektrinė uždirbo kilovatvalandžių ir kiek uždirbo eurų. Nu ir paprognozuosim, per kiek metų jinai galėtų atsipirkti. Arvydas, atsimenu, tada dar sakė, kad jis tikisi maždaug per 7, o galbūt 5 metus, kad turėtų sugrįžti pinigai, kuriuos jisai investavo. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Pusę metų nesimatėm. Kaip? Sveiki. Ir kaip laikotės, kaip vasara jūsų? Gerai. Kai saulė šviečia, visuomet gerai. Visuomet, ane? Jo, taip ir jaut, kaip centai kapsi. A ne? Jo, saulė kitą prasme įgyja. Bet ne centai, eurai kapsi. Eurai. Eurai. Padaugėjo plokščių ant stogo? Nu, nedaug čia keletą plokščių, bet tas plokščius dadėjom tik tai tam, kad atrodytų išbaigtas reikalas. Dabar toks buvo galas nedadirbtas, kad atrodytų, kad vizualiai negražiai atrodė ir dadariau tą galą. Einam tada pasižiūrėt, gal... Ką veikia saulė šiuo metu? Viską veikia, viską daro. Visus jūsų namus aprūpina, ne? Visus namus aprūpina ir... Net ir automobilis? Jo, visą laiką automobilis ir savo aš turiu, aš kaip sakau, savo kolonėlę turiu. O dabar aš grįžau neseniai iš darbo, tai aš grįžtu įkišu ir kaip sako, kaip lygintuvai įkiši ir man nėra tokių poreikių, kad man čia ir dabar labai greitai pakrautų tą mašiną. Mašina nuvažiuoja ne taip mažai. Čia yra gryna elektra, čia nėra nebiški benzino. Nu, aš negalėčiau sakyti, kad esu patenkintas, aš esu labai patenkintas tuo rezultatu, kadangi tie lūkesčiai, kurių aš tada balandžiu, kada mes čia mėnesį buvom, kada viską darėm, tai turbūt aš nežinojau, kas bus už pusės metų ar už tų 5 mėnesių. Tai dabar aš esu tikrai patenkintas ir jeigu klausėt, ar aš pakartočiau, tai tikrai pakartočiau tą. Jeigu reiktų ir 2 kartus pakartočiau. Aš negaliu sakyti, kad esu nepriklausomas nuo kažko, bet iš tinklo sunaudoju elektros energijos tikrai labai mažai, kadangi tinklas vis tiek kažkiek energijos atiduoda turėdams ryšį su namais. Vat šią vasarą iš bendro tinklo aš paimu per mėnesį, gal iki 15 kW. 15 kW, tai yra, čia nieko. Čia nieko. Kadangi namai valgo, elektromobilis valgo, belė kiek tos energijos. Tai pradžioj, kaip sako, aš negalėdavau nuo savo inverterį nueiti, žiūrėdavau, kiek čia man čia gamina, kiek čia į akumuliatorius varo. Dabar apsipratau, nebužeinu ten savaitę. Sistema veikia? Sistema veikia. Va, pažiūrėkim, tik jūs nesikelkit, pas mus atvažiavo Giedrius. Sveikas, Giedriu.
Tu jeigu gali pats prieik pasisveikink su žmonėm, nes aš negaliu jų pakelt. Mes vis pas Arvidus. Aš sakau, susitikimo vieta. Patraukime agurkus. Ir vėl ant stalo, gal duok man bačia. Čia jie sakė trukdo. Derlius. Nu va, Giedrius, pasakyk Giedriu, kaip tau sekas? Puikiai. Viskas puikiai. Čia prižiūri truputėlį va tai, ką ten matomės viršui. Jo, tai va šiandien atvažiavom, padarysim tokią Technikinė. kaip ir technikinę, pasižiūrėsim, ar viskas gerai. Akumuliatoriai, saulė kaip gamina, nors to saulė šiandien mažokai. Bet gamina. Bet kažkiek gamina, jo. Šiai dienai per tos 4 mėnesius, aš dabar čia kažkuomet žiūrėjau, tai per akumuliacinę sistemą mano, per akumuliatorius, mano praėjo 2 megavatai energijos. 2000 kW, tas ir pakankamai nemažas kiekis, virš 2 turbūt. Aš galėčiau pasižiūrėti į savo tą programėlę. Matom dabar gaminimas vyksta, į akumuliatorius dar biškį krauna 190 W, namai gyvena iš saulės energijos ir dar atiduodu į tinklą beveik 6 kW. Tai ne taip blogai. Ne taip blogai. O jeigu žiūrėti pagal metinį visą atidavimą, tai aš esu užkrovęs 2,5 2587 kW. Į akumuliacinę sistemą man užsikrovė ir 2444 kW man atidavė atgal. Visiems žmonėms labai įdomu apie pinigėlius pašnekėti. Nu, vat, jeigu taip į detalės labai smulkės nesileidžiant, bet kiek investavot, maždaug kam investavot ir kiek, kadangi vasara toks derliaus metas saulės, kiek per vasarą sugrįžo? Tarkim, kiek dar tų vasarų prireiks, tokių kaip šita buvo, kad atsipirktų? Investicijai man yra nepilnai gal 10 000. Su visais tais? Su darbais ir su visa įranga. Ir su akumuliatoriais? Ir su akumuliatoriais. Bet pas jūs daug labai tų plokščių. Nu, tos senas, kur jau yra, jau jos ir 5-metį atgyveno, tai jos praktiškai ir atidirbusios savo. Jos savo tą pinigėlius uždirbo, tai kaip ir nieko. Tai dabar nauja investicija. Ir šiai dienai, ką mano programėlė rodo, tai ten yra įdomi programėlė ir skaičiuoju, kiek sutaupėm jau nenukirstų medžių. Tai šiai dienai 4 medžius esu sutaupęs nenukirstus iš mūsų miškų. Ir gal 2,5 tonus anglių ir taip toliau ten. O pinigų pagal programėlę, gal čia nėra visiškai tiksliai, bet grinai ant saulės man skaičiuoja, kad jeigu skaičiuoti, kad energijai kainuotų 24 centai, aš dabar tikrai pasakius nelabai žinau, kiek. Nu, čia turbūt maksimumas. 24. 24, dabar jau visi mažiau. Dabar biškį tą kainą turėtų krėsti, žmonėms buvo geriau, bet aš esu prisirišęs prie biržos kainos, tai man ta kaina ir sviruojant ir aš karts gal biškį daugiau ten man skaičiuoju, bet kada tu sunaudoji per mėnesį 15 kW, tai čia nėra toks, tas prisirišimas nėra toksai svarbus labai. Tai, bet aš galėčiau pasakyti, kada padarysim visą ciklą, visų metų, kitą balandį, aš matysiu, kaip mums sekės per žiemą. Kiek medžių išsaugojom. Kiek medžių išsaugojom ir koks atsipirkimas yra. Šiai dienai yra apie 1100 man tokia grąža. Jam nuo mūsų pastatymo elektrinės yra 1500 eurų, 1,6 jau galim. Kad čia gausis atsipirkimas greitesnis net negu planuota buvo iš pradžių. Jo, čia skaičiuojam, mes skaičiuojam čia standartiškai, jeigu tu imtum vien tik iš tinklo, tai jam būtų, jeigu tarkim standartiškai aš skaičiuoju elektrą 0,24 kažkur, ne? 23, 24, 25, kaip kas ką pasirinko. Tai pas Arvidą įvedęs esu 0,24 centus
Nu tai va, jeigu būtų iš tinklo, tai jeigu jau čia skaičiuojam taip tiksliai tą atsipirkimą, ne? Bet dar reiktų pridėti, kad jeigu aš benziną pilčiau arba dizelį, dar būtų 200 maždaug į mėnesį, aš tiek maždaug supildavau pinigėlių. Tai dabar tas yra kaip ir palieka, irgi į pliusą. Tai dar 1000. Nu va, tai aš manau, per kokius pilnus 3 metus bus atsipirkimas visiškai. Čia kaip jūs minėjot, aš atsimenu, kai mes kalbėjom, sakėt, manot, kad galvojat per 7, bet įtarėt, kad per 5 gali atsipirkti, tai čia dar geriau gaunasi. Turbūt gausis geriau. Saulė gal aktyvesnė, kaip manot? Ką žinau. Bet pagal programą žiūrint, tai maždaug panašus mėnesiai yra vasaros. Nu, ten skiriasi 1-2 kilovatų pagaminimo daugiau, ar biški 1-2 kilovatų mažiau, bet ne taip, kad būtų tokie svyruojantys šuoliai. Žinoma, ateis rugsėjo mėnesį jau bus kritimas, spalio mėnesį bus dar didesnis kritimas, ir paskiau lapkritis, gruodis, sausis bus tokie ir vasaris, tokie sunkesni mėnesiai. Nu va, einam tuo pačiu takeliu, kaip ir kažkada visai atrodo ir nesenai buvo nešami akumuliatoriai. Ir atsimenu, kaip nelengva buvo. Čia yra tas, reiškia, valdymo visas pultelis. Aš matau, kiek saulės elektrinė gamina, kiek atiduoda į tinklą, kiek elektros energijos valgo namai ir kiek krauna batarejka, bet kadangi dabar baterijos ir pilnai užkrautos, ir šiuo momentu akumuliatoriai tik turi ryšį su... Jo, jie pradės vakarį, tada jau pilnu tempų. O dabar akumuliatoriai, kadangi mes praeitą syk nematėm, visi supakuoti į šitą dėžę, ne? Į 3 dėžės. Ir kiek, priminkit, kiek čia yra talpa, jeigu sakysim, akumuliatorio? Po 16 kW kiekvienai. Tai 3 dėžės, ne? Tai čia sumoje gaunasi 48. Tai va, panaudojimų realiai mes esame nustatę kažkur 43 su rezervais, kad neiškrautų pilnai, neįgrautų iki 100%. Tai meskim taip grubiai 42 kW. Arvydo elektromobilio baterija 64 kW, tai jau kaip ir neužtektų. Bet jinai nebūna visuomet iškrauta pilnai. Tai aš grįžtu, daleiskim, jeigu aš nuvažiuoju 100 km, ten man nusikrauna 10, 15-12 procentų. Tai ir man tik ta beveik bekrautina. Tai aš dar kiekvieną dieną nekraunu, šiandien grįžau iš darbo, tai pasižiūrėjau, kad yra maždaug 50% dar pakrovimo ir dar galėčiau beveik 300 km nuvažiuoti, bet vis tiek aš prijungiau, tai kol aš būsiu, kol čia paims, jau neims iš akumuliatorių, bet paims tiesiai iš saulės. Kažkaip praeitą sykį, kai buvom, tai nesitikėjau, kad būsim, kada čia, rugpjūčio mėnesį vėl mes čia sugrįšim. Man irgi po to stogeliu čia stovėjom šnekėjom. Tai aš anąsyk jums sakiau, po gero pusmečio galėsim susitikti ir pašnekėsim apie rezultatą. Tai dabar sekantis etapas po metų, ne? Sakot, apie balandžio mėnesį būtų įdomu suvestinę tokią matyti. Jo, tada mes turėtumėm visą ciklą ir jau būsim žiemos periodą praėję tą tamsų naktinę energiją pasiimti, kad ir užsikrauti, sakysim. Nes vis tiek naktinė energija yra, kad ir iš tinklo jie yra ženkliai pigesnė. Aš esu tą planą pasiėmęs, kur yra biržos planą. Tai biržos planu ten gali gal už 5 centus pasikrauti, o rytą jau, kada yra 25 centai, gyvensim iš akumuliacijų. Bet čia irgi daro viską inverteris. Jum nereikia gaudyti, ne, ten tas suprogramuota. Nu, gudri sistema. Man tokias reikia, Artūrai. Sakiau, tada neturėjom dar. Dabar naujas. Dabar darom tokius dėžės. Kas čia Giedriui yra? Nu čia va tos kaip pas Arvydo medinėse dėžėse tuo momentu turėjom.
Tai dabar turinys tas pats, bet apipavidalinimas kitas, ne? Jau metalinėse dėžėse viską, žinai, tvarkuoja. Su rankenom patogiai ir dar turiu pasieną. O čia kiek ir kilovatų? Čia tiek pat. 16? 16 arba 15, čia priklauso viskas, ką deda į vidų. Čia yra pačios celės, jeigu čia kam įdomu. Kaip atrodo ličio fosfato, bet čia turbūt daugelis jau žino. O taip pat važiuoja naujus. Tai čia yra su geležies fosfato, ne? Jo, tokios kaip pastavės. Ai, tai Rusy, ką matėm, irgi yra tokios būtent, ne? Pas Arvydą tokių vat bankių yra 3 po 16. Tokios atvažiuoja tiesiai iš gamyklos. O kiek jinai pati viena turi įtampos? 3,5? 3,2. Ir talpa jos yra apie deklaruojama 890 su kapeikom vatų. Bet iš tikrųjų aš pasitikrinu kiekvieną partiją, kai pravažiuoju. Iš kiekvienos partijos po vieną ištraukiau, tai čia yra 280 amperų. Tai realių būna nuo 290, jeigu jau maksimaliai imk iki 310, čia nuo gamintojo priklauso. Jeigu 310, tai jau yra 16,5 beveik kilovatų. Tai čia tu jos kažkam paruošęs esi, ne? Jo, mes dabar čia darėm vienam klientui, jisai irgi perka 3 dėžes, kitas perka 1 dėžę. Jau viskas atvažiuoja su visais jungtukais, su viskom, kad tiesiog gali pats viską atskirai. Arba gamintojas paprašym sukomplektavo tokią, kokią mums reikia ir mes atvažiuojam, tik tai suvedam vidurius, sujungiam viską. Komunikacijos jungtis, čia BMS-as, tik tai dabar jinai tuščiai yra, negaliu parodyti, kaip įjungta, bet čia vat išjungta, sujungi laidus, įjungi ir veikia. Sakau, aš esu tikrai patenkintas daugiau negu kad galvojau, kad bus. Taip, man čia buvo tokie 3, kaip sakiau, metų svajonė ir išpildyti ir aš esu, nepadariau klaidos tikrai. Čia ir antiek viskas paprasta. Kaip aš sakau, tas pats kaip lygintuvai įsijungia. Tik tiek, kad lygintuvas, reikia neužmiršti, nes gali perkaisti. Būt tas pasikrauna. Prailgintuvas ir stotelė, kuri reguliuoja tą pakrovimą. Bet čia tik tai 2 kilovatus ima to momento ir tiek. Bet, kaip daugelis manęs klaus, kada tau pakrauna, ką žinau, naktį pakrauna. Ir užtenka. Ir išsijungia, kai prikrauna. Ai, tiesiog jinai. Ir išsijungia, aš ateinu ryte ištraukš kabelį ir važiuoju. Jūs daug važinėjat? Ne, darbs man Klaipėdoj, tai aš praktiškai 100 km per dieną padarau, taip vidutiniškai. Ir koks jausmas, kai važiuojat už dyką? Ne manis reikia klausti, kurie į kolonėlį važiuoja. Koks jausmas? Žinoma, smagu, kai kolonėliai degalų kainos krenta, bet kai kyla degalų kainos, man irgi ir smagu. Džiaugiatės už kaimynus. Aš neturiu to piktavališko tokio džiaugsmo, bet galvoju, kaip gerai, kad man nereikia užvažiuoti į tą kolonėlę. Čia gal net tas... Važiuoju prie savo kolonėlės ir man tik tai žiūriu, kad saulelė biškis šviestų. Čia tas nepikdžigiškas jausmas, kad kaimyno tvartas dega, bet čia tiesiog, kad pasirinkimas teisingas savo. Bet yra kitas, jeigu ir tos saulės nėra ir ta gamyba, vasarą didesnė ar mažesnė energijos gamyba yra, vis tiek ir šviesa ir generuoja kažkokią elektros energiją. Tai jeigu nėra, tai man dabar jungiasi akumuliatoriai ir į pilnų tempų man viską užkrauna. Ir, sakysim, kad ir vakar man viską krauna iš akumuliatorių. Aš visą energiją jėmu visą naktį iš akumuliatorių ir man rytai ir mašin pakrauta, o jau išaušo ir saulėlė man užkrauna akumuliatorius. Ir aš tą, kaip saka, saulę suku aplinkui dieną naktį. Tai 100% panaudojat? Praktiškai 100.
Kartais, žinai, jauni žmonės, kada jie vis skaičiuoja, kada atsipirks. Žinoma, kada tu kremti kažkokias paskolas, tada ir svarbu suskaičiuoti. Bet ir daug, kurie turi tų laisvų pinigų ir savo nesigerim gyvenimą, aš nelabai suprantu. Tai tas atsipirkimas visais atvejais, aš kada su jaunai žmonėm, su jaunais kolegais, šneku, irgi sako, kada tavo atsipirks. Aš sakau, man jau sulaukus žilo plauko ir pensijinio amžiaus ir aš vis tiek dar matau, kad atsipirks. Jum jauniem tai, kad atsipirks, tai 100% atsipirks. Tik tas anksčiau ar vėliau, tai ir klausims apie 7, apie 5 metus. Bet kad tu turėsi savo palengvinimą, kad tu bus nepririštas, kad tau nereikės šiupeliuoti, jeigu kad pigiau būtų ten nešioti granulės ar skaldyti malkas ar dar kažką daryti. Pagaliau, tu švariai gyvensi. Vat užsidėjai balts pirštinėlis ir gali paspaudyti mygtuką. Aš viską suprantu, kad čia yra piniginis reikalas, kad reikia, kad atsimuša į kažkokį sumą pinigų, kurią reikia investuoti ir paskiau laukti to atsipirkimo. Ir tas pinigų grįžimas nėra taip, kad tu gauni iš kažko tai grynus pinigus ant stalo. Tai yra pinigų grįžimas, kad tau palieka kišeniai neišleisti pinigai. Tu per kažkiek laiko žiūri, kad tavo piniginiai tų pinigų yra ženkliai daugiau negu kad tu galėjai suplanuoti. Kada, čia buvo paskutinis mano tas lašas į tą kantrybės puodą, kada man atėjo sąskaita beveik 200 eurų už elektrą, aš nieko nepakeičiau, aš nieko gyvenime nepasikeitė kažkas ypatingai. Tiesiog išaugo sąskaita. Išaugo pinigų kiekis, galvoju, čia jau ir per daug, žinai. Aš mokėjau ten 50, 60, 80, 90, bet kada iki 200 man per mėnesį, aš visiškai nekeičiau savo gyvenimo stiliaus, nei tą mašiną daugiau suėdė tų pinigų, nei aš eidavau krauti kažkur kitur. Taip pat, kai protas įsijungu ir gyvenu. Tada jau pradėjau intensyviai ieškoti ir suradau. Aš pradėjau nuo to, kad nupirkau pačius akumuliatorius, tos blokelius ir paskiau ieškojau, kas man padarys tą visą sujungimą. O kiek pigiau gavosi maždaug? Bijau sakyti. Daug pigiau, daug. Negaliu paskiau manim užpuls. Per pusę? Biški daugiau. Daugiau negu per pusę. Tai labai gerai. Reiškia sutaupę. Čia, ką jūs minėjot, kad 5 metus kabo, tai va šitos būtent ir kabo, ne? Ir stovi. Ir kaip, daug kas sako, kad per laiką krenta efektyvumas plokščių saulės modulių. Ar pasistebi kažkas nors kažkiek? Aš nežinau, turbūt turėtų krėsti pagal visus dėsnius, tai kažkiek turėtų kristi, bet aš kol kas nepastebiu to. Gaudot saulę dabar visais kampais? Jo, čia yra rytai, anoj pusėje ir vakarai. Tai ryto saulė man pasigauna šitie, anie moduliai nelabai nedirba, bet 2 valandą tada visi varo pilnu tempu, bet tada man užkrauna visus akumuliatorius ir paskiau jau saulėlį pradeda suktis ir šitas prigęsta. Bet anie tada dirba? Tada anie dirba. O šitie į pietus? O šitie į pietus. Iki pastatant, va čia buvo, reiškia. Kratys tau, dėželį. Ir dar vieną inverterį čia. Tai čia iš tų plokščių anų?
Čia tas inverteris senasis, ne? Ja. Anas mato šitą ir gaunas, kad anas valdo. Nu, kadangi aš dažnai susirenku tas kritinės nuomonės, nes jum ten draugai nesako, man į internetą visi atsiunčia, tenais visokių. Tai aišku, ten internete, nu, ten yra kategorija žmonių, kurie visko nepatenkinti, bet gal čia daugiau žmonėm jie labai pavargę yra nuo reklamos, labai pavargę nuo brukamo visokių prekių, brukamų ir taip toliau, ir jie į viską tiesiog žiūri kritiškai. Ir, nu, ir čia irgi galvoja, kad eilinė apgavystė kažkokia, nu, gal dėl to taip yra. Jeigu tau nepatinka, arba tu nenori, arba tau nereikalinga, tai niekuomet nereikėtų sakyti, kad tai yra nesąmonė, kad tai čia yra kažkokia. Nu, tu nedaryk, nu, to paprasčiausiai. Jeigu yra kalnai žmonių, kurie važiuoja su benzinu arba dizeliu ir sako, nu, man nepatogu ta elektra, kadangi aš gyvenu daugiabutį, neturi to štepselio įsijungti, žinom kaip. Tai aš irgi tą suprantu, kad šiai dienai ir problema tam elektromobilį pasikrauti, jeigu tu parvažiuoji iš darbo, tau dar reikia važinėti po miestą, ieškoti, kur tu prisijungsi gaudyti. Nu tai ir nesąmonė, ir aš neturėčiau vanos. Bet aš nesu nei prieš dizelį, aš sakau, jeigu aš turiu tų mašinų dizelinių ir įvažiuoju su tuo dizeliu, bet aš nuvažiuoju gal 1000 kilometrų kažkur į mišką reikia išvažiuoti, arba ten dar kažkokį. O šiaip dabar pagrindinė mašina yra elektra. O tų nepardaviau tik dėl to, kad buvo tvarkingos mašinos, kaina rinkos yra labai nedidelė ir sakiau, tegu būna, kol pasens. Tai skeptikam pasakysim, kad būkit kultūringesni. Ne, tai ta kultūra tokia mūsų, gal mūsų tos tautos kultūra. Jeigu kažkas kažką daro, tai tas yra tešlagalvis. Aš nieko nedarau, tai aš esu jau proto bokštas. Nu, padaryk ir tada galėsiu pasakyti, ar aš tešlagalvis, ar kitas tešlagalvis. Nu, tai aš... Jo. Reikia judėti priekį, gal kažkada bus dar kažkas naujo sugalvota, gal mūsų vaikai sakys, kas tas elektrinė, čia dar kažkokį išmislą turėjai, čia dabar užtenka mums degtukų dėžutės, ne atominė. Reikėjo prijungti prie garažo. Laidų, čia iš čia laidas, iš ten dabar. Taip, gal žinai, iš atmosferos jums energija nemokama. Kaip dabar, žiūrėk, kokią kasetinę aparatą pasiimt, žinai, kaip čia tam vaikui padaugis net nesupras, tai čia... Ta juostelė. Tai sakys, kokios įdomios čerpės, ne? Oho. Nu ir klausykit tokį dėžų. Čia iš vieno medžio? Iš va šito? Čia 10 tokių dėžių. Dalelė. Tai jie čia šių metų? Ne, jie pernai metų. Pernai metų? Jo. Paragaujam. Sakai, nuo šito medžio? Nu, tu matai? Vien tik tai nuo jo? Taip. 10 dėžių. 10 dėžių. Sodinkit graikinius riešutus. Ir nereik saulės elektrinės. Reik. Žiūrėk, supuolėm valgyt alkani. Nu, perspausį. Artūrai? Nu, palaukim, ko dar Arvydas aš nežinau. Va. Čia jūs sodinat gal? Ne, čia man tėvai sodina. Jūsų tėvai, važiuokit, tėvai pasodina vaikam ir anūkam, visi turit vitaminų. Jo. Nu, tai žinai, pasodik galvokit medį. apie ateitį. Štai Arvydas apie medžius ir kalba daug. Kad medis yra vertybė. Kažkokia mistika tiek daug. Arvydas dar neša. Atrodo, žinot, filmavome elektrinę ir atrodo saulė prigamino riešutėlių. Ačiū dar kartą. Iki pavasario.
prenumeruokit mūsų kanalą, rašykit atsiliepimus. Ir dabar eilėje dar vienas mistinis šį kartą reiškinys, va tas už mano nugaros esantis elektros skaitiklis. Ramybės neduoda šito skaitiklio parodymai. Pas mus yra pastatyta saulės elektrinė, tačiau skaitiklis, kaip rodė 600 kWh per mėnesį, taip jis ir toliau rodo, visiškai nepriklausomai nuo to, kad prie saulės elektrinės dabar prijungta praktiškai visi aparatai. Nu kaip taip gali būti, jeigu kai atsikraustėm čia būdavo apie 300 kW, reiškia 150 naktį, 150 dieną, dabar jau mes po 400 dieną sunaudojam 400 naktį. Nu kas čia darosi? Mūsų saulės elektrinė veikia tikrai puikiai, kadangi gamina energiją, nuo valdiško tinklo atjungta ir prie saulės elektrinės prijungta ir boileris, ir šaldytuvas, šaldiklis. Siurblys, visi prietaisai, išskyrus apšvietimą ir dar keletą smulkmenų. Bet kai buvo 600, taip jie ir liko, nors turėtų būti 100. Aš ir dėmesio būčiau neatkreipus, jeigu ne draugai, kurie turi sodybą, naudoja lygiai taip pat boilerį, taip pat šildosi malkomis ir viskas atrodytų taip pat ir jie sunaudoja kiek? 100 kW. Ar tu prijung prie valdiškos elektros mūsų elektros prietaisus, ar atjung, kai buvo 600, taip jie ir lieka. Atrodo, kad mėnesio gale kažkas paima ir pareguliuoja, kad būtų šitas skaičius. Kad nebūtų tušti žodžiai, pabandysim atlikti savotišką tyrimą. Dabar kiekvieną dieną, 12 val. Dienos, nuimu šitos skaičiukus, nusirašau ir pabandysim surasti tą momentą, kai iš 100 kW, kurie pagal paskaičiavimus turėtų gautis, pasidaro 600 kW. Kitaip tariant, pabandysim surasti tą momentą pagauti, kai skaičiukai pasikeičia, jeigu jie iš vis pasikeičia. Kažkaip tie 600 atsiranda. Vienu žodžiu, ieškosim žiurkės dėžiai.